Prieš 14 metų gimusi mamų unija tapo motinišku sparnu, užuovėja ir tiesioginė parama tiems, kam teko stoti akis į akį su onkologiniais išbandymais. Tai tapo viltinga ryto žara juodžiausią naktį ir draugu, kai naktis neturi ryto. Visame pasaulyje vaikų vėžio mėnuo yra minimas rugsėjo mėnesį ir mes kiekvienais metais iš tiesų minim šią datą ir šiais metais mamų unija nusprendė dar plačiau paminėti tai, kad prisijungtų žmonės, solidarizuotųsi su šia data ir visi kartu galime minėti auksinės žuvelės mėnesį. Mes esame tam, kad padėtume, sako fondo žmonės. Mes ir jūs. Tik kartu. Tik išvien su jumis galime įkopti vis naujus kalnus. Išdrįstame nerti vis kitus vandenis. Tik jūsų dėka į veidus grįžta šypsenos ir žodžiai gyventi gera. Šios žuvelės tai yra tos mamos, kurios augo tą vieną ikriuką. Tai yra kiekvienas vaikas mums yra labai brangus. Ir mes mamų unija jungiamės ir su kitom mamom, su mamom, kurios augina tuos vaikus paliestus šios ligos. Ir mes visi bendrai saugom šios vaikus, vedam per šį sunkų ligos kelią ir šviesesnio rytojaus. Rugsėjis – auksinio kaspino ar kitaip auksinės žuvelės mėnuo, kai dar garsiau kalbame apie vaikų vėžį, kai dar atkakliau prašome visuomenės dėmesio tiems mažiems aukso ikriukams, su vėžiu kovojantiems ligoniukams. Kai prašome laimingos ateities kiekvienam vaikui, laimingos pabaigos jo kovoje su vėžiu. Prieš 6 metus, rugsėjo 8 dieną, tai buvo mamų unijos šeimos namų kapsulės įkasimo šventė. Ir rugsėjo 9 dieną, po 4 metų statybų, mes atidarėm šeimos namų duris ir šiandieną yra jau 2 metai, kaip mes veikiame. Kuomet mama išgirsta vaiko diagnozę, dažniausiai pirmas dalykas tai yra didelis šokas. Ir pirmą savaitę praktiškai žmogus nepriima jokios informacijos. Vėliau mes pradedam bendrauti su mamom, su įkūrėja Eglė tiesiogiai bendrauja su mamom, padeda joms, žiūrim jų poreikius, kaip ko reikia. Netgi vaiko išėjimo, tikrai būna tų atvejų, kai vaikas išeina. Ir mes suteikiame mamoms reikalingą pagalbą, už rankų mamas vedam per tą sunkų kelią, per tas visas negandas ir galų gale tikrai yra mamų, kurios čia grįžta ir kurios džiaugiasi, kurios dėkoja ir ištaria tą žodį gyventi gerą, nes mes esam čia dėl to, kad gyventi būtų gera. Tik kartu galime pamėginti sugrąžinti vaiką iš ligoninės namo. Ar bent sukurti jam draugę su tėvais, broliukais ir sesutėmis jaukius laikinus šeimos namus. Tik kartu su jumis pasiekėme, kad tie namai būtų. Ir šiandien jie yra atviri tiems, kam taip reikia stogo po nerimo dangumi. Susijungę savo jėgas į bendrą didelį tinklą, mes galim padaryti labai didelius dalykus. Labai. Ir išgelbėti, padėti labai daug šeimų, padėti žmonėms, kuriems to reikia. Nes kartu mes esame stipresni, mes po vieną, nežinau, ar tas projektas nebūtų įvykęs, jeigu mes būtumėm ėję po vieną. Ir jisai dar auga, dar ateina žmonės, lipdosi aplinkui. Ir taip gera. Būkime ir toliau kartu su mamų unija. Su motinomis ir jų vaikais, su mažųjų kovotojų šeimomis. Būkime tie, kurie ir toliau dovanoja tikėjimą ir viltį, kad gyventi gera. Būkime kartu.